Ačiū. Klausimų Linas Šedžius. Jo, turiu 2 minutės. Per švietimo komitetą aš buvau pasisakęs ir kad čia aš pirmą kartą gyvenimą matau tokį dokumentą, kur milijonų klaidų aš matau ištisą visur klaidas. Jau čia man paskui sakė, kad čia, pažiūrėjau, Lietuvos Respublikos bendrais planas, nesikabinėk ir parašyti Švento Jokūbo kelių plėtra, planuojant ir įveiklinant naujas kelių atšakas į Baltarusiją, Rusijos federaciją. Nu, gerai, numeskim. Bet dabar einame į Telšių regionų plėtros planą. Pritaikyti, lankyti reikia dar 4 piliakalnius. Tauragienų, Pageždučių, Buožėnų. Kas nors esate buvę ant Tauragienų, Pageždučių, Buožėnų. Aš žinau, kad Pageždučių piliakalnis yra 1,5 Kelmės rajonas, vidurys į privatus, 4,5 Telšių rajonų. Toliau yra klaidas, žiūrėk. Klaidas, aš tik pademonstruosiu. Girgždutė, Šatrijos, landšaftiniai istoriniai draustiniai. Tokių nėra draustiniai. Biržų Ster ornitologinis draustinis. Tokių nėra draustiniai. Aš toliau jums einu. Viena iš trasų sujungia Biržuvėnų, Sydeklių, Žasūgalo miestelį. Jūs parodyk man Sydeklių miestelį, Žasūgalo miestelį. Ar jie tokie miestelį rajone? Nėra, bet jis niekam neužkliuvo, ne? Toliau. Telšių rajone gausu upių ir ežerų, kurie yra puikios vietos poilsiui ir lauko veikloms. Pavyzdžiui, upės tokios kaip Venta ir Plateliai. Žinau, tai Venta ir Plateliai Telšių rajone. Aš nelabai žinau. Aš čia jums, čia žiauru. Telšių rajone yra gausu regioninių parkų. Priimant, kad Telšių rajone yra vienintelis varinių regioninis parkas. Ir draustinių, tokių kaip Apvaršavos geomorfologinis, Aukštageris geomorfologinis. Čia yra Šilalės rajonų 2 draustiniai iš tikrųjų. Arba Telšių rajone garsiai senovės piliakalnis, kuriuos verta aplankyti. Tai Džiugų, Biržuvėnų ir kiti piliakalniai. Nu, žinot, aš galėčiau dar skaityti, nes aš nežinau, aš tai nikam negaliu balsuoti po tokį raštą, kur ištisa klaidas. Visiems gerai, aš tai pastavo, kad prieš balsuojant biškį pažiūrėkit, kas kaip yra.